So it was terrifying. We were unprepared and we didn't know what we should do. And even now, we don't know what really happened. Greičiausia, pagal tos parametrus, kuriuos mes matėm, ar tai kovinis dronas, ar dronas, kuris skirtas apgauti sistemas, privilioti kažkaip tai elektroninės priemonės oponentų, čia mes negalim pasakyti, ar tai buvo su sprogmeniu ar nebuvo sprogmens. Čia yra labai kol kas sudėtinga atsakyti, bet pagal tos parametrus, žiūrint kokiam aukštį skrido, kokiu greičiu skrido, tai greičiausia dronas. Koks dronas, iš kur jisai skrido konkrečiai, kur buvo paleistas, mes šiame etape negalim pasakyti.